Svadiena. Ir dėkui, kad tiesiog pakvietėte šitą tokį gražų susibūrimą, kuris vis nori dar sužinoti kažką ir kažkaip padėti tam pasauliu turbūt. Ir aš atsimenu, kad čia prieš keletą metų, gal prieš kokius, nežinau, 5 metus, kada buvo irgi konferencija, ko gero pirmoji dar, ne? Kur ten Ševčenkos gatvė. Ne, jinai buvo... Gal antroji, ne? Antroji. Jo, irgi reiškia. Irgi tada kalbėjau aš apie tokį dalyką kaip ciklinį laiką. Ir jisai, reiškia, kažkur yra visą laiką mums priminimas, kažkur ten eina leitmotyvų, reiškia, per mūsų visas žinias ir šventraščių ir taip toliau. Bet mes esame visgi labai stipriai paveikti ir ypatingai krikščioniškos kultūros ir vakarų žmonės. Esame labai stipriai jau tiesiog turbūt genetiškai vos ne tos linijinėje sąmonėje, pradžios ir pabaigos. Ir šitą klausimą irgi, matau, visą laiką sprendžiame šitokioj atkarpoj pradžios ir pabaigos. Ir tada jisai arba baisus, arba neišsprendžiamas, reiškia. Ir čia kaip tikrai, kai tokie patys klausimai užduodami, iš kur tas sunkusis vanduo, tai kažkur turėjo būti dar ar prieš tai Dievas. Ir kai vaikai užduoda labai teisingą klausimą, jeigu pasaulį vieną kartą Dievas sėdėjo ir sugalvojo sukurti, tai vaikai sako, kad tas Dievas iki to laiko veikė. Ko jis ilgai sėdėjo. Tada, reiškia, einame į tai, kad Dievo ko gero nebuvo, kai kūrėsi pasaulis, ką daro mokslas ir bando ieškoti visgi, kaip jisai susikūrė. Ir kai jisai, reiškia, daug irgi versijų žinoma, ne? Ir dar įdomesnė yra mūsų pačių jau versija šitame pasaulyje, kad mes visą laiką tobulėjame. Ir tada tobulėjantis žmogus turi kažkodėl išnykti. Ir kada jisai tobuliausias, pasaulio pabaiga. Kažkaip irgi liūdna. Žodžiu, tiesiog daug dalykų, kur šitose visgi mes su sveika logika praktiškai prasilenkiam. Ir jeigu religijoje jos visą laiką trūko kartais ir mokslas už to reiškia ginčiasi, kai, sakykime, ezoterika bando prasiveržti tarp šitų dviejų dalykų ir visgi pamatyti, kas ten yra tiesa ir kas yra svaru ir kas yra iš tikrųjų, reiškia, turi tuos pagrindus, kurie gyvi ir kurie yra, kuriuos mes norime pažinti. Tai čia tiesiog, žiūrėkit, mes visi šokam kažkokį tai šokį ir visi tokie truputį kaip akli, kaip nematantis, kur eiti, tada vėl imam kokį nors šventraštį. Bet visgi aš manau, kad net ir tikėjimo dalykus, ir mes patys norime tikėti tuo, ką mes suprantame. Jeigu mes visiškai nesuprantame, o tik tikime, mes bijome aklo tikėjimo. Nes aklas tikėjimas visada priveda, fanatizmas yra fanatizmas ir jisai irgi yra vieną dieną jau nepatikimas, nekontroliuojamas. Ir, žinot, ir dabar žiūriu, reiškia, tikrai, jeigu reiktų atsakyti, ne, čia tokia įdomi, reiškia, konferencijos tema, mokslas, ezoterika ar tikėjimas, tai tada imkim po vieną, reiškia, kaip atrodo, ką mokslas šiandien mokslas nuėjęs labai toli. Ir būtent mokslo išradimai ir tikrai geresnis materijos pažinimas, gilesnis, platesnis ir kada mes ją pakankamai gerai jau sugebame padaryti, kad jinai mums tarnautų, jinai mums kūrė tokį, reiškia, įvaizdį, kad kadangi mes geriau pažįstame materiją, tai mes neva irgi tobulesni. Ir šitoj vietoj truputį pasimetam. Visgi kokie mes, kaip žmonės, kokį mes žmogų norim šalia savęs matyti, kuris yra, kurį aš galiu pavadinti tobulesniu. Ar tas, kuris turi žinių, kad kurios nors reikalingos, arba kitas su enciklopedinėm žiniom galbūt. Bet kai reikia man šalia jo būti, ką aš vertinu? Ir kas rašoma laikraščiuose, kai noriu surasti partnerį? Kad būtų toks, mylėtų, suprastų, ne? Ir ateinam prie tokių beveik banalių dalykų vėl, kurie reiškia mūsų būti tuo metu, daro daug gražesnę, laimingesnę, prasmingesnę. Ir tam pačiam moksle dabar daugiausiai išradimų ir visgi jisai pajungtas, turim pripažinti, daugiausiai ten, kur turima pinigų, jis stipriausiai tarnauja visgi kariniai pramonei.
Ir geriausi išradimai, net ir dulkių siurbliai, ateina iš karinės pramonės naujausios. Arba dar kažkas tai, kadangi ten yra skiriamos didelės lėšos, ten sutelkiami tikrai stiprus mokslininkų kolektyvai ir ten daromi tikrai daug, reiškia, stengiamasi, kad išrastų. Imkim kokią vaistų pramonę, ne? Ar mes netampame, žiūrėkite, kiek išradimų, ir mes šitų sferų beveik žmogus jau tampa auka. Čia yra didelės galimybės manipuliuoti, čia stabdoma, čia žinoma, kad pavyzdžiui netgi tokie, sakykime, vaistai, kurie gal vėžio atveju būtų daug efektyvesni, sužinai vėl tokių žinių, kad jos yra išrasta senai mašina, kurios labai yra ekologiškas kuras, vanduo, ir viskas padaroma, kad jinai nebūtų įdiegiama, nes ką darys tos visos naftos kompanijos ir taip toliau. Reiškia, suprantate, žiūrėkit, kokioj mes atsidūrėme, kas visgi ima viršų, ar tai iš tikrųjų tarnauja tam paprastam žmogui. Paprastas kiekvienas pasidaro labai. Ir netgi apsaugą, sakykime, ima, reiškia, gali naudoti daugiausiai to, žiūrėkite, kuris turi daugiausiai pinigų, jisai, reiškia, ten taip pat to kokio geriausio produkto ieško, taip. Ką jisai saugo? Jisai saugo savo fizinę egzistenciją. Nes jis, turėdamas tokias galimybės, dažnai įsitraukęs į procesus yra, kurie, jeigu labai žiūrėtum giliai ir paprastai, kartais atsukti prieš patį žmogų. Reiškia, mokslas, kažin ar gali išgelbėti taip, kaip jis šiandien tarnauja, nežiūrint to, kad jisai daug išranda ir puikiai veikia kai kada, bet jis jau nelabai tarnauja žmogui. Tikėjimas, dar tokia aptakesnė kategorija. Ir čia, jeigu būtų užrašyta religija, tai būtų dar aiškiau. Dabar geriau, imkime vis tiek, imam dažnai tos dalykų žmonės tapatina, religija tartum tą tokią, reiškia, kurie atstovauja labiausiai, tokia grinuolis daugiausia atstovaujantis tikėjimą. Bet kas vyksta religiniuose judėjimuose? Pačiuose institucijose. Jeigu taip labai, nors žmonių didėja, žmonės labai nori atsisukti, nes jie jaučia didelį nesaugumą. Pats mokslas yra sukūręs ir visi mūsų išradimai dar padidino mūsų neramybę. O mūsų egzistencijos turbūt viena iš vertybių didžiausių yra ramybė. Net ir tą tobulumą iš tikrųjų galima gretinti su žmogaus ramybės ir meilės būsena, su kuo mes tobulumą matos. Ir kas vyksta, sakykime, pačioje institucijoje, bet kokios bažnyčios matom, anksčiau nežinodavo, neturėjome tiek viešųjų, reiškia, žodžių ryšių ir niekas tiek mums nepasakydavo, ir pasakydavo, nežinau geriau, ir taip toliau. Šiandien, reiškia, sakykime, jinai kaip, tai tau belieka, reiškia, kažkokį taip pat žmogus, kurie tikėjimą, arba jisai turi truputį, tegu būna, kaip jau senai sakoma, nežiūrėk, ne, ką aš darau, bet klausyk, ką aš sakau. Reiškia, kažkur eiti tarp to, kad tikėti truputį tenai ne tų žmonių veikla, bet tiesiog principus kažkokius, tai daugiau, į dėsnius mes pradam tikėti. Vėl atsiremiam į ką? Į kažkokį tai tų principų ir dėsnių šaltinį, absoliutą aukščiausią išmintį, kaip mes be pavadintumėm Dievą, kaip tas Spiritus Sanctus, kaip sako, tas Santas Spiritus, ne? Ir dabar, kas tada, aš persuku taip, mes dabar žiūrime, kas išgelbės. O kaip mes pasakytumėm, kas sukūrė pasaulį? Arba jis kažkaip susikūrė, taip? Arba visi tikėjimai sako, kad visgi sukūrė kažkokią tai aukščiausią išmintis ir kuo mes toliau pažįstame tą materiją, kad ten, žinai, taip savaime pradeda matyti ten kažkokį tokį gerą, tokį tobulą mechanizmą, kad tiesiog stebuklas, kad jis taip susigrojo ten viskas. Ir tai, kas reikalinga, tie lygiai visi hierarchijos, nuo žemiausio iki aukščiausio gamtoj kūrinijoje, ir pats aukščiausias visgi žmogus
Ir kad jisai, reiškia, taip truputį vystės kaip materijos dalelė tą intelektas arba išmintis, vienintelė būtybė žemėje, kuri kelia prasmės klausimą, kai jinai gyvena dar galbūt neblogai ir valgyti ir turi ir visko. Bet jinai sako, kažkas tai čia nebeprasminga, aš nebenoriu taip gyventi, joks gyvūnas taip nesako ir neturi tų problemų. Žmogus kelia tą klausimą ir visgi vienintelis, kuris kelia ir Dievo klausimą, ir kūrinijos, ir ar jisai be beždžioniaudamas tokiu tapo, ar yra kažkas tokio, ką filosofijos, ir net tos pačios materialistinės filosofijos visą laiką, ta paslaptis sąmonė ir materija, sąmonė. Ir kol mes vis tiek, kaip mes besuktumėm ratus, tai visgi visų mūsų tų dvasinių savybių, kurias mes tarpusavėje vertiname ir kurios mūsų tą gyvenimą daro harmoningą ir gražų ir vertingą, visgi yra tos dvasinės vertybės, kurių net bandydami apsidrausti ir gerai pažinti materiją, mes bandome tam, kad pagaliau net kokį vandenį gerti, kad aš, reiškia, jausčiausi saugesnis, kad aš jausčiau didesnį dvasinį komfortą, kad jausčiausi tą man prasmė yra bendrauti ir santykis, čia kažkas pasakė, visada bus reikalingas, reiškia, santykis ir kitas žmogus. Ir kiek aš besidėčiau kokioj turtingoj terpėj, jeigu aš ten sėdžiu, žinau, kad likau vienas, tai atsiprašau ir aš nenoriu. Kas man tas gyvenimas, ne? Žodžiu, mes grįžtame labai prie paprastų dalykų ir kaip čia, žinote, tas suderinamumo. Ir ką šiandien prikelia, aš galiu tik tai pasidalinti, reiškia, sakykime, vėl mes turime, kažkaip mes norime sujungti, kad religijose irgi yra tenai toks paslapties kodas, arba kaip tose kortose, arba dar kažkur. Ir mokslas, ką darosi visą laiką, dabar šiandien eina ir mes išgyvename šiandien etapą, kur iš tikrųjų jie nori susijungti. Ir žmonės nori juos sujungti, nenori vieno iš kažkurio atmesti. Ir tuo pačiu tokį etapą, kada čia pradėdam, ponia Asta sako, ar iš viso bereikia ten gelbėti tą pasaulį, jeigu jisai reiškia, ir čia reikia mums gelbėtis. Ką mes gelbėjame? Mes labai stipriai gelbėjame vis tiek bet kokią kainą savo egzistenciją. Pikti, godus, turtingi, mes gelbėjame savo egzistenciją. Ir kuo tas turi to daugiau, jis tuo geriau gelbstisi, nes jis turi pinigų. Jis turi apsidraudimą didesnį. Mes gelbėme iš tikrųjų savo, labai stiprus yra vis tiek sutapatinimas save tik su šita materiale, kad aš girdžiu tas, sakykime, religijoj siela, amžina, neaišku, nei kas ten ją matė, nei ką su ją daryti. Ir visgi, kai šiandien reiškia, bent man, aš galiu tik pasidalinti, man supratimas, ko negali įrodyti, bet man supratimas ir man aiškus praktiškai, kas yra siela. Ir čia pats negali sugalvoti, reiškia, vėl šiandien tą senoji Radža joga, kuri Indijoje skaitoma kaip aukščiausia, reiškia, ir taip toliau, ir reikia per visas jogas perėti. Šiandien, reiškia, ją žmogų ir pasauliui neša kaip paprasčiausia. Nebėra laiko visom pakopom ir ten su visais, reiškia, tobulėjimais, kur, kaip sakėt, galite į kažkokią tai aikštelę arba šunkelių nueiti ir jis įsivaizduoti, kad vis dar tobulėjai. Bet kad tas, kas kalba čia, yra tas tik gyvasis. Ir jį labai verta vertinti ir saugoti. Kalba ne mano kūnas, mano lūpos tiesiog žiopčioja ir mano akis mato, todėl kad aš esu jame. Ir man užtenka išeiti ir jūs darykit nei man skausmo, nei man rūpi ta egzistencija kūniška man, nes manęs ten nebėra. Ir iš tikrųjų mes savotiškai tikime tuo, bet mūsų tikėjimas mes labiau norime suprasti ir jausti. Ir kol mes nejaučiame, tai mums kaip viską šakė maliavotų. Gali kalbėti, ką nori. Todėl tas gelbėjimas man bent pasirodė, kad kuo didžiausias gelbėjimas pirmiausiai, ką aš gelbščiu. Ir šiandien toks yra geras laikas, kai šiandien tiek visokių ir neramybė didelė, ir labiausiai pažinus pasaulis yra kaip pasaulis. Jį gali susisiekti, gali nuskristi, gali pas bet kokį šamaną, bet kokią dvasinę mokyklą ir taip toliau.
Ir visgi, ar aš noriu tos kiekybės, daug žinoti, apskraidyti ir taip toliau, ar aš visgi noriu išnaudoti šitą laiką, kad matydama iš tikrųjų, kad yra kažkoks tai dėsnis, kurią mes negalime paprieštarauti ir jeigu eina neigiama jau virsta ir prie žmogų pradeda dominuoti, mes negalime to nei sustabdyti, nei yra prasmė sustabdyti. Nes iš tikrųjų tada galbūt, jeigu reiškia, aš net netikėčiau, kad visgi griūna visada tai, kas yra pagelbėta. Bet kokia visuomenė visgi. Todėl kažkas užkariauja Romą, kad ne tie barbarai stiprius, bet kad Roma pati viduje labai nupuoja, kaip sako. Ir tada yra vis tiek tame santykyje labai man svarbu ne į nupuolimą kabintis, o į tai, kas išlieka. Ir jeigu aš suprantu, kad tas gyvasis aš, reiškia, yra ne taip nežūstantis čia pat, reiškia, žodžiu, su savo kūnu bent, ko mes tikim visada, kai išeina kažkoks žmogus iš mūsų gyvenimo, mes sakom, nu negali būti, aš su juo dar gal kažkur susitiksiu, nu nejaugi niekad. Reiškia, kūnas liko, bet ta asmenybė, tas viskas, kas buvo. Ir ką duoda supratimas, reiškia, šiandien Radža joga labai gražiai prikelia, labai aiškiai, mes tos ratus visą laiką religiją suko aplinkui, visgi labai gražiai, kas tai yra siela, kas tas nematomas, kas tas gyvas, kuris iš tikrųjų nebuvo net sukurtas. Nei Dievas buvo sukurtas, nei siela, kaip mes linkę jau materialistiniai sąmoniai, kad yra momentas, kada jinai yra sukurta. Kad šitos dimensijos yra amžinos. Ir kad jų negali sunaikinti joks karas ir jokia, kaip mūsų akiai matoma, pabaiga. Nes kas mums yra pabaiga? Toj vietoj, kur tsunamis ateina, arba tai tam žmogui pasaulio pabaiga. Toj vietoj, kur tu esi, toj vietoj, kai aš mirties patale, man savotiškai pasaulio pabaiga. O ką žinau, kas po to? Reiškia, suprantate, kiekvieną kartą mes daug kartų gal esame išgyvenę pabaigą. Bet mes kažkodėl, mums iš tikrųjų labai yra, mes jautrus savo pabaigai. Ar mums ten labai, jeigu man pabaiga, ar man labai svarbu, kad ten kažkur ne pabaiga. Manęs nėra ir man pasaulio nėra. Jeigu aš neegzistuoju, aš nieko nematau, tai ar jis yra ar nėra. Ar dabar yra ten kiti ufonautai planetose ar nėra? Nu, tas pats mano gyvenimas nuo to nesikeičia. Ir todėl aš dabar grįžtu, reiškia, ką šiandien labai vėl naujai neša į visą pasaulį ir į vakarų kultūrą, tas senasis laiko supratimas ne linijinio, bet ciklinio laiko. Ką mes turime, visi zodiako ženklai žaidžiame, reiškia ir taip toliau. Viskas, kas laikosi, pažiūrėkite, kodėl žemė, kodėl trauka, viskas juda šitą. Ką mes, jeigu mes galime mąstyti, mums primena vis laiką tokią savoką, yra toks žodis amžina. Sako, nebūtų jokio žodžio mūsų žodinė, jeigu neegzistuotų tokio dalyko. Yra žodis tobula. Sako, jeigu niekad žmogus nebūtų pajautęs, kad skirtumus tarp tobulo ir netobulo, jis nebūtų ir to žodžio sugalvotas. Tai ir tas amžinumas, tas žodis reiškia, jis kitaip iš tikrųjų nemastomas šitokio kelionį. Ir net pasirodo, mokslininkai gal geriau žino šitų gamtos mokslų, kad sako, reiškia, jeigu dar yra gravitacija, tiesia nubrėžtai, nutiestai begalybę, tai jų uodegos susitinka galiausiai. Ir kai mes žiūrime tuos senuosius, sakykime, ar kokį ratą, arba ne tas jūgas, ar tas svastika, kuri iš tikrųjų rodo tik judėjimo kryptį, kaip ir laikrodis, paskui kažkas pasiema tą svastiką ir padaro gana baisių ženklų žmonijai. Bet nieko kito ten buvo rodomas amžinas judėjimas, be pradžios ir be pabaigos. Ir tik tai, kadangi mūsų akis ir atmintis yra dalykai riboti, mes labai stipriai šiandien įlindom į šitokį mąstymą ir užtat tikrai mums yra baisu ir neramu, kadangi šiandien yra ne asmeninės jau tiesiog pavojus žūties, ne tautos kažkokios užkariavimo ir ne kažkokios vulkano ar katastrofos, bet tai, ką turi mokslas,
jau iš tikrųjų matome grėsmę žymiai platesniu mastu. Ir tada ateina ta geroji žinia, aš matau, kaip kuo gilesnis dvasinis suvokimas, tai iš tikrųjų ta amžina kaip geroji žinia. Ne tik kad tikėti, nes tikim iš tikrųjų mes visi. Tikėjimas, aš sakau, kad nėra nei vieno žmogaus netikinčio. Nebūtinai, kad jisai Dievą tiki ar dar kažką. O kas be to, kad tikiu, netikiu, reiškia, jis tiki kažką tai. Kad valgyti sveika, kad jis rytoj kažką padarys. Mes visi turim kažkokį, tai yra tikėjimo, sakykime, savilygiai, bet turim tikėjimą. Bet aš noriu, kad tas tikėjimas man leistų išlikti kuo labiau ramiam ir suprasti, kas nežūsta, jeigu net, sakykime, nėra šiandien garantijų jokio mano kūno atžvilgiu, aš galiu išeiti čia dabar gatvę, čia pat. Mes neturim jokio garantijų dėl rytdienos. Šiandien viskas yra labai yra nestabilu. Bet kuo aš tikiu, kas man leidžia ramiau, ir tikrai ir tie produktai, ir tas vanduo, ir taip toliau, kad kaip aš tikiu vis tiek tuo, kas nematoma, tas nemirtinga, ta dvasinė dimensija, kaip jinai keičia mano gyvenimo kokybę. Nes jeigu tikėjimas nelabai keičia mano gyvenimo kokybės arba žinios, jų labai daug, o aš darausi neramesnis nuo to, tai kiek man dar jų reikia, kad dar mane prigazdintų. Kas yra visgi ta gyvenimo kokybė? Ir geroji žinia, kaip žinote, kaip, sakykime, kai popiežius koks eidavo, dabar Jonas Paulius kažkas atsimena, sako, vieni pirmųjų žodžių jų buvo nebijok. Nebijokite žmonės. Arba Dievas sako, reiškia, irgi, klausyk manęs, tikėk, mylėk ir viskas bus gerai. Kiek kokiu laipsniu aš tai galiu, aš noriu suprasti. Nes tiek per mažai žmogus žino. Kokiu laipsniu jis gali tai padaryti, kad jis tikrai nebijotų. Todėl aš nežinau kito būdo, ne veltui yra senos, reiškia, sakykime, šiandien ir medituoja, ir meldžiasi, bet visos tos mūsų praktikos, jos visgi irgi turi būti labai atsiremti supratimu, kas su manimi vyksta tos praktikos metu. Nes jeigu aš noriu tik pasimiršti, arba tik išprašyti kažkokio tai dalyko, tai žinot, paskui sekantis bus sekantis ir vėl sekantis, ir mes taip ir prašinėjom, elgetaujam pas Dievą, reiškia, mes ne kaip vaikai ateinam, bet kaip elgetos vis. Ir visgi, kada aš jau galiu suprasti, kokios man žinios, mes visi naudojamės žiniomis, kurios mums duoda daugiau supratimų. Ir natūralu ir gerai, ir kiekvienas galbūt liekam prie tų žinių, kurios tau duoda daugiau supratimo, kaip tau būti net galiausiai laimingu. Ir kai supranti, reiškia, tą save dvasinį, tada gali suprasti, kad lygiai taip pat akimis nematomas gali būti ir ta aukščiausia sąmonė tokia egzistuoti. Ir kad taip kaip sukūrė, suprantate, kažkada, sukurti jūs galite tada, kada jūsų sąmonė kitą kurti yra aukštesnė už tą, kurią jūs kūrėte. Beždžionė negali sukurti žmogaus, ar gali beždžioniaujantys žmonės sukurti dievišką tvarką. Todėl pasirodo, kad aukščiausia sąmonė pirmiausiai kūrė mūsų patį subtiliausią instrumentą, mūsų suvokimą, mūsų protą, mūsų intelektą. Ir šičia negali būti, pasirodo, jokios prievartos. Ar mes bandom savo artimiausiam, ar jums pavyko, kada mes norime pagerinti vyrą arba žmoną, ar pagerinti savo vaikus ir mes jiems visą laiką kažką kartojame ir visos auklėjame. Ir paskui tenka pripažinti, kad kažkaip įvyko, bet visgi, kad ko gero gal net tu jį susikūrei tokio, kokio nori. Nes tai yra pats subtiliausias kūrinys, kurio negali kitas sukurti, bet to kūrinio pasakymo taip. Todėl irgi yra tas religinis, ne? Reiškia, Dievas gali sukurti arba padaryti, bet tu turi pasakyti taip. Jis neturi jokios prievartos. Pati aukščiausia sąmonė, pats aukščiausias dvasingumas, todėl jis negali būti griovėjas arba baudėjas. Ir iš tikrųjų Dievas, jeigu mes matytumėm jį, kaip duoda, sakykime, religija, kad jis supyko ant tų žmonių pasileidusių ir sugriovė.
tai mes nelabai galime prie tokio glaustis ir tikėti juo, kad jis tau iki paskutinio momento padės. Todėl vyksta viskas truputį kitaip, ko gero mes daugiau griauname, o ačiū Dievui, kad yra Dievas, tai jisai vėl atkurs. Ir jis kūrė ne tą materiją, materija visada yra, galaktikų daug ir taip toliau, ten, žinote, dėsniai yra susimėto kažkaip, tai reiškia vis tiek pritraukia vienur kitur ir mes didelių plačių mastelių to nevaldom, mes tik atsiduriam kažkokioj tai vietoj. Bet mūsų ta draugystė, kad įmanoma su pačiu stipriausiu ir pačiu saugiausiu, ir kai mums bloga, mes visuomet ieškome gėrio, supratimo, paramos, stipresnės už save, kas ir yra tada vertybė pati didžiausia. Tai šita draugystė, šitas kūrėjas gali su tuo kūriniu irgi pabūti tik tokiam santykyje, kada tas kūrinys supranta, kas kuriama ir leisti, kad jame būtų kuriama. Tai kaip dabar pagalvoti, koks turi būti mano protas, mano intelektas ir mano savybės, charakteris, kad aš patikčiau, kad aš arčiau būčiau dievišku. Ir tada tokie dėsniai veikia, kaip ir su tai, žinote, kaip pritraukia, tada reiškia, aš ir toks žmogus ir gali įeiti į naują pasaulį. Ir mes kiekvienas turime tą teisę. Dievas, ačiū Dievui, neturi blato. Ir neturi, kad šitoj religijoje verti, ezoterikai neverti, katalikai verti, mokslininkai pusiau verti. Ne, ten visur dabar yra įvairovė. Jam visiškai nesvarbu, kokia mes sritim užsiminėjame, kokios mes religijos, bet kiek mes panašus savo išmintimi ir savybėmis. Kiek mes jaučiame, kiek mums gerai nuo savęs. Nes iš tikrųjų mums blogai nuo savo velniškų. Ne nuo šito kažkokio tai suragai sėdinčio už kampo, bet iš tikrųjų mums blogai. Ir dabar pažiūrėkime laikas, kada vyksta pati aštriausia, galima sakyti, pati skaudžiausia šita kūryba. Laikas, kuris tame cikle, todėl yra daug kalbų apie pasaulio pabaigą, kada praktiškai yra galimybė man tiesiog kuo labiau sudalyvauti savo paties atkūrime, savęs ramaus, suprasti kuo geriau kūrinyje, pamilti, atleisti, nekonkuruoti, padėti puikybę ir ambicijas į šoną, kas labai sunku. Nes šiandien daug gražių naujų dalykų kūrėsi ir pažiūrėkite, vėl jie suyra dėl to, kad tik tai dėl tų savo charakterių ir dėl tų tikrai velniškų savybių. Ir man bent buvo tai gera žinia, kad yra šitokiam, kai gali net beveik vos ne pačiam pragare jau atsisėsti. Pragaras kas yra? Ne kažkas, kad tau padus degina. Bet pragaras yra, kad mes nekenčiam jau ne tik kitų, bet ir savęs. Neturim visiškai ramybės. Gyvenimo jau nebeskanu gyvenimo. Ir tada vėl, reiškia, aš galiu ištiesti tą ranką, suprasdamas, kad aš ne iš kokio baikštumo ar silpnumo, bet yra dėsnis, kad visą laiką manęs laukia ta stipresnė ranka, kaip mažo vaiko. Duok aš tau, kai tu jau pargriuvai ir sunku tau pakelti, bet tas, ką aš turiu paimti, tai paimti tas savo paties gražų prigimtinę jėgą ir skaistumą. Ir jinai, kai jūs sakote apie tą plokštę, ar kas negali suprasti mokslas, aš bent patikėjau, kad kada yra, kodėl iniciacijos būdavo, kad neprileidžiami tam tikri, kurie nepakankamo, ko pirmiausiai lygio moralės. Ir kodėl tam tikros žinios būdavo įslaptinamos, kad nepanaudotų su žemesnė morale, tai piktam. Tai kas tada yra tas aukščiausias tada kriterijus? Kas, kuris man atidaro duris